Sveiki! Šiandien išmoksime, kaip aktyvuoti iCloud paslaugą ir išnaudoti visas debesijos galimybės savo Apple įrenginiuose. Sužinosite, kaip automatiškai sinchronizuoti nuotraukas, dokumentus, pastabas ir naudotis iCloud Drive, tarsi savo asmeniniu debesijos disku. iCloud – tai Apple debesijos paslauga, leidžianti automatiškai sinchronizuoti jūsų duomenis tarp visų Apple įrenginių – Mac, iPhone, iPad ir Apple Watch. Tai reiškia, kad nuotrauka padaryta telefonu iš karto atsiras ir kompiuteryje be jokių papildomų veiksmų. Norėdami aktyvuoti iCloud, atverkite System Settings, pasirinkite savo Apple ID, tada iCloud. Prisijunkite, jei dar nesate prisijungę. Įjunkite tas paslaugas, kurias norite sinchronizuoti. iCloud sinchronizuoja ne tik nuotraukas, bet ir daug kitų duomenų. Pažvelkime į pagrindinės funkcijas. iCloud Drive – tai jūsų virtualus diskas debesyje. Jį rasite Finder lange kairėje pusėje. Galite tiesiog vilkti dokumentus, projektus ar nuotraukas ir jie bus automatiškai išsaugomi debesyje. Šie failai bus pasiekiami iš bet kurio įrenginio, kuriame prisijungta prie jūsų Apple ID. Be sinchronizacijos ir saugojimo iCloud suteikia ir papildomų funkcijų. Apple suteikia 5 GB nemokamos saugyklos. Na, o jei pritrūksite vietos, galėsite išsirinkti mokamą planą – 50, 200 GB ar net 12 TB saugyklą. iCloud padeda automatizuoti kasdienybę. Visi jūsų duomenys visada su jumis. Jei dar nebandėte, išbandykite ir atraskite, kaip patogu gyventi su Apple debesimis.